Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Vakaro pasakaitė. Nežadink paukščiuko, nežadink jis miega, šiltai užsiklojęs paparčios ir miega. Nežadink paukščiuko, nešauki balsu, laisu pas lizdelis tarp eglių kasų. Girdi, ant šakutės kaip suokia linksma, iš miego pabudus paukščiuko mama. Vakaro pasakaitė. Štai atėjo vakaras, vaikai, ir mes vėl susitinkame su jumis. Sveiki gyvi. Tikiuosi, kad jau visi susirinkę prie radijo imtuvų, nes jūsų laukia valanda pasakų ir nutikimų. Tad pradėkime laidą. Vakaro pasakaitė.
Spėkite, kas bus toliau. Bet ir vėl aš užmiršau, kaip istorija vadinas. Kaip istorija vadinas. Karta liūtas, televizijos. Spėkite, kas bus toliau. Bet ir vėl aš užmiršau, kaip istorija vadinas. Kaip istorija vadinas. Karta liūtas, televizijos. Papasakosiu jums istoriją gražią. Palaukit minutėlę, tuoj prisiminsiu pradžią. Bet man jau laikas ne juokais. Liūtas mane stebi ir gąsdina nasrais. Spėkite, kas bus toliau. Bet ir vėl aš užmiršau, kaip istorija vadinas. Karta liūtas, rūtavijos. Vakaro pasakaitė. Vienu rozu gyveno biednas žmogus. Jis nieko neturėjo, bet ne tik biednas buvo, bet ir cinginys. Bet kaip tai seniau pasakojo, kad Dievas yra ir sumislė žmogus. Eisiu pas Dievą, kad pasakytų jis man, kol aš tokis biednas ir nieko neturiu. Ir išėjo. Eina ir už pušelės išlindo vilkas ir sako: žmogau, kur eini? Einu pas Dievą, kad pasakytų jis man, kol aš tokis biednas ir nieko neturiu. Tai paklausk ir apie mane, kol aš visų gyvenimų mėsų ėdu, bet kūdas. Gerai, paklausiu, neužmiršiu. Ir išėjo. Eina ir ką pakvipo, užlipo ant kalno utį obelėlę. Žmogau, kur eini? Einu pas Dievą, kad pasakytų jis man, kol aš tokis biednas ir nieko neturiu. Tai paklausk ir apie mane, kol aš kožnus metus žiedų priskraunu, bet nei vieno obuolio neduodu. Gerai, paklausiu, neužmiršiu. Ir išėjo. Eina ir stop. Dievo nėra, nieko nėra. Marios. Ir kaip Dievo duota, iš marių išplaukia banginė. Ir sako tokiu užkimusiu balsu: žmogau, kur eini? Einu pas Dievą. Tik va, marės priejau, nežinau, kaip dabar pereits. Aš tavi pernešiu, tik paklausk apie mane, kas tai pas mane gerklai nustrigi ir kodėl aš vos prakalbėts galiu. Gerai, paklausiu. Jau pernešė jį per marės ir žiūri, tokia ugnelė dega. Ir prie jos toks diedukas, sakykim, Dievas. Priejo žmogus prie to Dievo. Oi, dievuli, gerai, kad tavi radau. Tai pasakyk man, kol aš tokis biednas ir nieko neturiu. Oi, eik tu namopi ir tu visko turėsi. Bet mane dar vilkas sustabdė ir norėjusi paklausti, kol jis visų gyvenimų mėsų ėda, bet kūdas. Tai tu jam pasakyk, kad jam reikia durnų žmogus ėst, tada jis riebus bus. Bet mane dar obelėlą sustabdė ir norėjusi paklausti, kol jį kožnus metus žiedų priskrauna, bet nei vieno obuolio neduoda. Tai po jį pakastas aukso kacilas ir kas tų aukso kacilų iškastų, tai ir obuolių duotų, tokių didelių. Bet mane dar banginė sustabdė ir norėjusi paklausti, kas tai pas ją gerklai nustrigi ir kodėl jį vos prakalbėtis gali. Tai čia jau turbūt mano kaltė, kad vienu rozu iš dangaus aukso gabalus svaidžiau, kad vienu sviedžiau ir instrigdinau banginę gerklain. Oi, dievuli, ačiū, tai aš eisiu namopi ir aš visko turėsiu. Ir išėjo. Eina ir ta banginė. Žmogau, ar paklausė apie mane? Paklausiu, tik pernešk mane per marės ir aš tau visko pasakysiu. Jau pernešė per marės ir sako žmogus, tai pas tavi gerklai nustrigęs aukso gabalas ir kas tu aukso gabalų užtuktų, tai tu ir pasveiktai ir prakalbėts galėtai. Tai trauktų man tų aukso gabalų. Ne, man Dievas sakė eit namopi ir aš visko turėsiu. Ir išėjo. Eina ir ta obelėlė. Žmogau, tai pasakyk, kur Dievas sakė.
Sakė, kad po tavim pakastas aukso kacilas ir kas su aukso kacilu iškastų, tai turi obuolių duodai, tokių didelių. Tai trauktų man tų aukso kacilų. Ne, man Dievas sakė, eit namopi ir aš visko turėsiu. Ir išėjo. Eina, jau šalia namų, jau stogas matos ir tas vilkas. Jau tam vilkui visko išpasakoja, ko pabalėlai aukso kacilas, kabanginė atgarklan aukso gabalas instrigis. O kuo apie mane sakė? Sakė, kad tau reikia durnų žmogų užsėst, tada tu riebus būsi. Vilkas te pagalvojo ir sako, tai kad durnesnio dar nematėjau, tik kramšt ir suėdė. Ir nieks jau nebežino, kaip tam vilkui, ar pasveiko jis, ar ne. Vasara, kai lietus paras ir nėra kas veikti per dienas, aš einu į seną klubą šok. Šitame klube puikus orkestras groja, o aplink visi smagiai šėlioja. Nežiopsok tik seną smagų rockabilly šok. Taigi šok, nieko negalvok. Šok, rockabilly šok. Šokti šitą šokam jau seniai, man patinka šokti ir labai. Šok, rockabilly šok. Ei, žiūrėk, šoka ir mama, ir kaimynas su visa šeima. Pabandyk ir tu nebūk stobrys. Saulė kyla virš žalių miškų, o mes šokam šokį to pačiu ritmu. Aš buvau teisi, tu irgi šitaip šok gali. Taigi šok, nieko negalvok. Šok, rockabilly šok. Šokį šitą šokam jau seniai, man patinka šokti jį labai. Šok, rockabilly šok. Lauke, kai lyja lietus 3 paras, į seną klubą šokti einam mes. Pajusti ritmą šitą tu gali. Na kodėl gal tu esi bailys? Taigi šok, nieko negalvok. Šok, rockabilly šok. Šokį šitą šokam jau seniai, man patinka šokti jį labai. Šok, rockabilly šok. Šok, rockabilly šok. Šok, rockabilly šok. Vakaro pasakaitė. Kartą karalius užminė mįslę. Kas yra mieliausias, kas yra greičiausias ir kas yra riebiausias. Ir pažadėjo karalius 6000 auksinių tam, kas įmins šią mįslę. Galvojo, bet niekas neįminė. Toje šalyje vienas vargšas turėjo išmintingą dukterį. Duktė išgirdusi tokią mįslę ir sako tėvui: nueik, tėvelį, pas karalių ir pasakyk, visų mieliausia yra sveikata, visų greičiausia mintis ir visų riebiausia yra žemė. Vargšas nuėjęs pas karalių taip ir pasakė. Kas tau, senelė, sugalvojo? Nustebęs jo klausė karalius. Mano duktė, atsakė vargšas. O karaliaus šykštaus būta. Jis dabar galvoja, ką čia padarius, kad atliktų jam tie 6000 ir sako:
tegul tavo duktė man išaudžia iš vieno valakno linų 100 pustukių drobės, tada gaus pinigus, o jei ne, bus nubausta. Grįžta namo senis verkdamas ir viską papasakoja dukteriai. Duktė ir sako tėvui: neraudok, tėveli, štai ištrauksime kelis šluotražius, sulaužysime juos ir nusiųsime karaliui. Tegul jis padaro tai drobei austi stakles. Nuneša vargšas karalius sulaužytus šluotražius ir prašo padaryti stakles tai drobei austi. Karalius pažiūrėjo ir sako: iš tokių šipulių esą negalima padaryti staklių. Tada jam vargšas atsakė: karaliau, tai negalima ir iš vieno valakno tiek daug drobės išausti. Dabar karalius paduoda vargšui išvirtus kiaušinius ir sako: nešk senelė savo dukteriai, tegul jį išperina viščiukus, kitai bus blogai. Eina vargšas namo ir verkia. Parėjęs viską papasakojo dukteriai. Duktė ir vėl savo tėvui: nesirūpink, tėveli, viskas bus gerai. Ji paėmė miežių, papylė į krosnį, sudžiovino ir sako: nunešk, tėvelė, šitos miežius karaliui, tegul jis juos išaugina ir padaro kruopų viščiukams lesinti. Vargšas vėl nuėjo pas karalių ir viską pasakė. Karalius išgirdęs sušuko: argi džiovinti miežiai dygsta? Tai ir iš virtų kiaušinių viščiukai neskyla, atsakė vargšas. Mato karalius sutikęs gudrią merginą. Dar pagalvojo ir tarė: pasakyk savo dukteriai, kad jie ateitų pas mane nei važiuota, nei raita, nei pėsčia, ir būtų nei apsirėdžiusi, nei nuoga, ir atneštų nei turinti, nei neturinti. Tada toji vargšų duktė pagavo kiškį ir karvelį, apsisupo tinklu, užsėdo ant ožio ir nubildėjo pas karalių. Karalius pamatė atjojant to vargšo dukterį ir paleido visus šunis, kad ją sudraskytų ir atliktų jam pinigai. Mergina pamačiusi atbėgant šunis, to jau paleido kiškį, tie ir nusivijo jį per laukus. Ir taip atėjo pas karalių. Nei raita, nei pėsčia, nei važiuota, nei nuoga, nei apsirėdžiusi, dar padavė karaliui karvelį, bet tas ėmė ir ištrūko. Tada jis sako: aš atnešiau karaliui nei turinti, nei neturinti. Ir turėjo karalius atiduoti to 6,000 tai merginai. Taip mergina ir aplošė karalių.
Vakaro pasakaitė. Asilėlis Benas viena auselė buvo girdėjęs, kad visi pasaulyje mokosi. Ta auselė pakreipęs įspėliojo, kur tai galėtų vykti, kurgi ta žinių šaltinis. Atsigerčiau pirmutinis ir pavirščiau žirgeliu, lėkčiau žvengdamas keliu. Kita auselė buvo nugirdęs, kad mokslas prasideda rugsėjį, labai anksti rytais, ir išsiskubino ieškoti žinių šaltinio. Bėgo ir uždusęs skaičiavo valandas, 5, 6, tuoj 7, betgi kur tos mokslo žinios? Oi, gal ši gili bala Asilėlių mokykla? Mat Benas galop pribėgo skaidrų kaip akis ežerėlį, pasilenkė nuo kranto ir apstulbo vandens veidrodyje pamatęs, čia mokinys tikriausiai, plačios akys, ilgos ausys, kaip jis žiūri į mane, na, o žinios gal dugne? Asilėlis priekinėmis kojelėmis bandė pasikviesti mokinį iš vandens, bet šis jį tuo pat metu kaip tik vietė į vandenį. Ir Benas ryžosi šokti. Tik tai tas, kas išsimaudo, žino tikro mokslo naudą. Oi, kaip šalta ir gilu, ratiluos tiek asilų. Kvak, 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 kvasilas, kvak, kvak, kvasilas, kvasilas. Tai buvo pirmasis Asilėlio Beno mokslo krikštas. Kas ten už durų? Kas ten už durų? Tyliai krizena, tyliai krizena. Pasakų senis, krosnį kūrena. Stovi namelis ant vištos kojų, kaip tik tai noriu, taip sugalvoju. Stovi namelis ant vištos kojų, kaip tik tai noriu, taip sugalvoju. Aukštas kaip šaukštas, kaminas rūkstantis, mėlynas mūras, žmogiukų tūkstantis, saulelė rieda, takelis žvilga, namai namučiai, nors ir posmilga. Stovi namelis ant vištos kojų, kaip tik tai noriu, taip sugalvoju. Stovi namelis ant vištos kojų, kaip tik tai noriu, taip sugalvoju. Stovi namelis ant vištos kojų, kaip tik tai noriu, taip sugalvoju. Stovi namelis ant vištos kojų, kaip tik tai noriu, taip sugalvoju. La 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 la, ant vištos kojų. La 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 la, taip sugalvoju. La 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 la, ant vištos kojų. La 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 la, taip sugalvoju. Stovi namelis ant vištos kojų, kaip tik tai noriu, taip sugalvoju. Stovi namelis ant vištos kojų, kaip tik tai noriu, taip sugalvoju. Vakaro pasakaitė. Sapnuoja vytukas sapnelį spalvotą, ir nieko nėra tam sapne išgalvota. Ir zuikis ten tikras, neslepęs už krūmo, ir rudai lapiai nestinga gudrumo, ir vilkas ten tyko raudonkepuraitės, prieš tai jau ne vieną žvėrelį suraitęs, o meškinas vos pajudėti begali.
Toks miegas jį ima per visą sapnelį. Rainosios kačiukai puodynę išvertę. Iš išgąsčio sprunka į nuošalę kertę. Gaidys kakariekus be laikrodžio kelias. Vos ištarė ką ir jau karksi vištelės. O kiaulė knyslė šitaip žvygauja tvarte, kad jos gal ilgiau nė sapnuoti neverta. Jei plaukus išdraikė, vėjas sau palengva. Nerūpi jai niekas, ji nepažįsta tiesos. Nežino apgaulės ir blogio šypsenos. Jei tik 13 metų, tu iš jos nesijuok. Jos draugų keistas ratas, tuoj prie jūros važiuok.
Vakaro pasakaitė. Pasaka apie 5 pirštus. Klausykitės. Sako, senovėje nykštys nebuvo nuo kitų rankos pirštų taip toli atsiskyręs kaip dabar. Visi pirštai tada buvo greta, nors storiu ir ilgiu nevienodi. Mažiausias iš visų buvo vadinamas mažėliu, kitas bevardžiu, ilgiausias ir vyriausias iš 5 didžiuoju, sekantis po jo buvo pramintas rodomuoju, nes jo darbas buvo rodyti, o paskutinis, trumpas ir storiausias, buvo vadinamas nykščiu. Kaip sako senukai, 5 pirštai turėjo nuožmų ir stiprų šeimininką. Kiekvienam jų jis buvo skyręs darbą. Mažėlis valė nešvarias sienų ir stogo angas, bevardis nešiojo aukso žiedą su briliantais, didysis palaikė tvarką namuose, rodomasis rodė kelią, o nykštys traiškė po namus šmirinėjančius vabzdžius. Kartą 5 tarnai pasijuto labai išalkę, nebuvo kam juos pamaitinti, nes jų ponas buvo išėjęs anksti rytą ir vis dar negrįžo, nors jau artinosi vakaras. Mažėlis, mažiausias ir silpniausias, trumpiau už kitus kentė alkį. Neištvėrė jis ir tarė bevardžiui: aš labai noriu valgyti. Kodėl mūsų nemaitina? Aš irgi noriu valgyti, atsakė bevardis. Iš alkio man pilvą sutraukė. Jų pokalbį išgirdo vyriausias, didysis pirštas, kuris nesiryžo pirmas skųstis tik iš baimės, kad jį gali išjuokti. Jis tuoj atsiliepė: gerai, kad aš išgirdau jūsų skundus. Tiesą sakant, mane irgi kamuoja alkis. Kurgi dingo mūsų šeimininkas? Dabar pokalbį įsiterpė rodomasis pirštas, netekęs jėgų iš nuovargio ir alkio. Galima tik stebėtis tuo, kas dedasi, irzliai suniurzgė jis. Darbo mums nors persiplėšk, o šeimininkas dar verčia mus badmiriauti. O taip, greit įsiterpė nykštys. Šeimininkas visai nesirūpina mumis. Jei mes jo tarnai, tai dar nereiškia, kad jis gali mus niekinti ir dvasinti badu, pasakė jis, įbedęs akis į savo draugus. Rodomasis pirštas, kuris buvo arčiausiai nykščio, tuoj pastebėjo, kad šis visai neteko galvos iš pykčio. Norėdamas jį nuraminti, tarė: mes neturime leisti, kad pyktis mus valdytų. Atmink, jog mes tik tai tarnai ir šeimininkas gali su mumis tvarkytis, kaip jam patiks. Niekšas, piktinosi nykštys, ir jisai juk visą laiką taip su mumis elgėsi, daugiau negaliu kęsti. O ką mes galim daryti? Paklausė bevardis. Kaip ką? Piktai atrėžė nykštys. Jei panorėsit, beregint atsiras maisto ir mes išsigelbėsim nuo bado mirties. O kur gausim maisto? Paklausė mažėlis, susigūžęs iš bado. Sakyk, ką tu sugalvojai? Nykštys atsistojo, išsitiesė, pažvelgė juos ir pasakė: būkim ryžtingesni, draugai. Jei mums gresia bado mirtis, vogti nenusikaltimas. Jo balsas, tai sakant, kiek virpėjo. Vogti? Šūktelėjo rodomasis pirštas, išplėtęs akis. Verčiau mirsiu iš bado, bet nevogsiu. Aš irgi, parėmė jį mažėlis. Aš mažiausias ir silpniausias iš jūsų, bet verčiau kęsiu badą, o nevogsiu. Tuo labiau aš, prisijungė bevardis, kuriam didysis bakstelėjo į šoną. O jau aš, juo labiau, išdidžiai pareiškė didysis. Kur vagis, ten ir kalėjimas. Paraudo nykščio ausis ir jis piktai pažvelgė į draugus. Jie jam atrodė bailiai. Kad norit, mirkit iš bado, o aš tai ne, riktelėjo. Jisai tuoj pat išėjo, susirado šeimininko paslėptas maisto atsargas ir privalgė į valias. Kiti 4 pirštai pasipiktino nykščio elgesiu ir kai jis sugrįžo, nuvarė jį sakydami: eik sau nuo mūsų, pažinti tavęs nenorim. Nuo tada nykštys ir stovi atskirai,
nuo savo draugų. Bet tokie vaikai pasaka. Ar akelės jau merkėsi? Tuomet metas poilsio. Saldžių sapnų vaikai jums. Labos nakties. Čiūčelių liauka, aš suvušnių rauka, su raudonais guzikais, su geltonais aplikais, su raudonais guzikais, su geltonais aplikais, čiūčelių leponų, aš suvužu ponų, su klepais atverstais, su didžiuliais guzikais, su klepais atverstais, su didžiuliais guzikais, čiūčelių panelį, aš rėdau suknelį, su padalkais mėlynais, ant krūtinės ripuliais, su padalkais mėlynais, ant krūtinės ripuliais. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.